Šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje suksiu į dešinę. Dega raudonas šviesoforas signalas. Laukiu arba švienčios žalios rodyklytės į dešinę, arba pagrindinio žalio šviesoforo signalo. Kai pagrindinis žalio šviesoforo signalas, reikia praleisti dviratininkus ir pėsčiuosius ir galėčiau sukti. Kai degs papildoma rodyklytė, dviratininkai ir pėstieji neturėtų važiuoti ir eiti. Taip, galima sukti į dešinę. Šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje suksiu į dešinę. Dega žalias. Papildoma sekcija nedega. Galiu sukti, praleidęs pėsčiuosius ir dviratininkus. Nėra pėsčių, nėra dviratininkų. Pasukau. Mano juosta baigėsi, turiu lygiuotis į kitą gretimą eismo juostą. Įsitikinu, ar niekas nevažiuoja. Ta juosta, kuri pasibaigė. Tai galime, jo tik reiks praleisti. Ir pradėdama važiuoti apsidairai, jau pradėk. Apsidairai, ar nepasikeitė. Greitį, rodau posūkius. Šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje suksiu į dešinę. Dega žalias, bet į dešinę raudonas su juoda rodyklė. Sukti negaliu. Papildoma rodiklė pavėlavusių nėra. Įvažiuodamas turiu praleisti iš kitų krypčių važiuojančias transporto priemonės, bet jos papildoma juosta, aš turiu greitėjimo juostą, todėl ją įvažiavęs pagreitėjau ir įsiliejau į pagrindinę eismo juostą. Tai turėsim padaryti pilną sustojimą pirmiausia. Tai kai sumažės mažiau 10, gali ruošti pirmą pavarą ruošti, jeigu nereikės tau vėliau ruošti, paruošti pirmą pavarą. Padaryk sustojimą ir judam po viskį. O, tada tikrai, o tėtukas reikia. Reiškia, per raudoną tu važiuoji, tai ta prasme visiems duok kelią. Va, per raudoną gali, kai visiems duodi kelią. O.